Herpes virusas. Herpes virusas gyvena mūsų organizme ir periodiškai gali atsinaujinti dėl patiriamo streso, dėl peršalimo, dėl imuninės sistemos nusilpimo ar kažkokių hormonų pokyčio. Tai išties man senai tai buvo, bet ką daryti? Nes iš tikrųjų toks nėra malonus jausmas ir niežėjimas, ir tokios skausmingos pūslelės, kas jau patyrė, žino. Tai viena iš pagalbų, tai yra aišku eteriniai aliejai. Tai kokiegi eteriniai aliejai yra veiksmingi? Na, tam tikri eteriniai aliejai turi antivirusinių, priešuždegiminių ir gijimą skatinančių savybių. Tai pirmiausia, arbatmedis. Arbatmedis mažina pūslelių atsiradimą ir plitimą. Sekantis eterinis aliejus tinkamas pipirmėtės. Pipirmėtės slopina viruso efektyvumą ir tas mentolis, tas šaldymo efektas labai malonus, kada niežti ir mažina niežėjimą pipirmėtės. Levandos labai ramina ir nuima uždegimą odai, galimi ir eukaliptai. Bet eukaliptai tinkami tuomet, kada yra tik tai pati pradžia viruso, kada tik mes pajuntam, tada suveiks. Taip pat galim naudoti ir lemongrass, kuris slopina viruso dauginimąsi ir skatina gijimą. Bet man labiausiai suveikia Thieves eterinis aliejus. Tiesiai į žaizdelę 2-3 kartai mažiausiai per dieną yra saugu. Kodėl? Todėl, kad yra praskiestas augalinių aliejų. Jei mes naudosim eterinius aliejus tiesiai ant žaizdos, tai būtina skiesti su augaliniu aliejų, kad nepažeisti gleivinės. Tai jei turėsim bent vieną iš šitų eterinių aliejų, tikrai savo pagelbėsite. O jei turėsite tą vieną eterinį aliejų, tai turėsite ne vieną naudą savo kasdienoje. O kokią naudą, jei nežinote, tai visada kviečiu susisiekit su manim.